Kokios apimties ši biblioteka? Kiek joje yra sukaupta knygų, įvairių kitų spaudinių, leidinių? Nėra tiksliai suskaičiuota dar. Maždaug yra kataloguotų knygų apie 30 000. Taigi nekataloguotų dar irgi yra apie tiek. Tai visa būtų apie knygų apie 60 000. Taigi knygos yra daugiausia lietuviškos, renkam tik lietuviškas knygas arba jeigu kitomis kalbomis kas nors rašo apie Lietuvą, tai tada tas irgi renkame knygas. Bet šiaip savo kitų knygų kitom kalbom nerenkam, kadangi neturime ir vietos, kur jos patalpinti. Taip. O kokiais būdais knygos patenka į biblioteką? Kaip jūs jas renkate? Tai daugiausia yra dovanotos knygos iš apylinkės, iš plačios apylinkės, net siekia net iki Čikagos, iki Vašingtono. Žmonės lietuviai atveža knygas, kurie likviduoja savo gyvenimą ar būtą toj vietoj ir nenori apsisunkinti knygomis, tai atveža čia pas mus ir atiduoda Alkai. Anksčiau rinkom prelatas Jūras, tai rinko, tada jis pats rinko, irgi važinėdamas čia po Ameriką rinko knygas ir laikraščius, žurnalus ir šiaip savo medžiagą istorinę, raštus, visokius laiškus. Irgi tai taip, kad turim sukaupę biblioteką, paskui archyvą ir paskui muziejų. Iškai 3 dalys yra. O bibliotekoje gal galite paminėti, kokios būtų vertingiausios knygos, kurios čia yra seniausios, rečiausios galbūt? Seniausių yra vyskupo Valančiaus, Žemaičių vyskupystė, paskui čia jas turim atskirai sudėję spintoje, tas senasias knygas. Taigi tai jų... Tai seniausios būtų iš 19 ar 18 šimtmečio? 18, 19 šimtmečio, taip. Tai paskui lotyniškos irgi, kurios yra šiek tiek apie Lietuvą rašo, tai yra ir ankstesnio laikotarpio iš 17 šimtmečio, 16. O kas naudojasi šią biblioteką? Šiaip naudojasi tai atskiri žmonės studijuoja, kurie rašo darbus, disertacijas arba šiaip savo mokslinius darbus, tai jie atvažiuoja, kai jiem prireikia medžiagos pasirinkti, tai atvažiuoja čia ir tada naudojasi. Tai čia tokie buvo Sabaliūnas, toksai rinko medžiagą, kai rašė savo knygą, paskui Eidintas ir kiti iš Lietuvos. Taigi. O prieš Lietuvai tampant nepriklausoma, dabar prieš 12 metų, kas naudojosi šią biblioteką, ar kaip buvo, ar buvo kaip nors kitaip kaupiama, renkama, ar taip pat, ar dabar padaugėjo, ar pamažėjo? Dabar jau pamažėjo kiek, kadangi jau surinkta yra retos knygos, turbūt jau nebūtų čia, kur žinoma, čia daugiausia išleistos knygos čia Amerikoje arba kitose kraštuose, Vokietijoje, Anglijoje. Taip pat ir iš Lietuvoje išleistų knygų irgi turim dabar nemažai, negauname. Taigi. O ką jūs darote, jeigu žmonės atveža knygų, kurių jūs jau turit po kelis egzempliorius? Ar taip pat priimat, ar siunčiat kitur? Priimam tada ir dedam į sandėlį apačioje, paskui siunčiam į bibliotekas, į Lietuvą. O apskritai
šis archyvas ir biblioteka ir muziejus čia Putname dar žada gyvuoti ilgai, nežadat siųsti visko į Lietuvą? Tuo tarpu nežadam dar. Nežadam. Negalim iš tikrųjų pagal statutą. Gerai, tai tada ačiū, mes gal tada su ponu ir apie... Dar sykį gal, kad nepamirštumėm į juostelę, pasakykit, jūs esat kunigas Rapolas, ar ne? Taip. O pavardė? Krasauskas. Krasauskas. Kunigas Rapolas Krasauskas. Gerai. Rinkau medžiagą visokie archyvuose, Romos archyvuose, Vatikano archyvuose su profesoriu Vinskiu. Ten dirbam, rinkom medžiagą. Paskui aš pradėjau bendradarbiauti Lietuvių enciklopedijai. Ten turėjau labai daug rašyti į enciklopediją. Ir paskui jau po to, čia mane pakvietė į Ameriką, į Patnamą ir aš tada po 30 metų į Italiją gyvenimo atvažiavau čia jau dabar jau 20 metų gyvenu. Tai ar Italijoje yra koks panašus surinktas archyvas ar biblioteka? Tai šiek tiek buvo Lietuvių katalikų akademija. Tenai, kadangi kai atsikūrė, tai jis gyveno ir turėjo patalpą tokią, būtą nemažą, kuriame mes gyvenome ir turėjom biblioteką. Kaupėme tada, jau buvo didelė biblioteka. Ir į tą biblioteką paskui pateko ir profesoriaus Ivinskio biblioteka, kai profesorius Ivinskis mirė Bonai ir paliko. Tai tada turėjom nuvažiuoti ir supakuoti jos knygas ir pervežėm į Italiją. Ir ten mūsų tam būte, akademijos būte patalpinam. Ir dabar dar dalis tebėra ten. Reiktų ją pervežti arba čia, arba į Lietuvą, kur nors. Taigi, tai paskui buvo šitos atstovybės, lietuvių atstovybės prie Italijos, Lazaraičių. Tenai irgi kaupėme biblioteką. Paskui, kas ten daugiau rodos ir nemo kolegijos. Švento Kazimiero kolegija Romai yra. Tai irgi kaupėm biblioteką. Nemažai turi knygų. Vadinasi, jūs visą savo gyvenimą praleidot irgi dirbdamas tokį archyvinį darbą. Ja, daugiausiai ten 30 metų, čia 20. 50 metų. Ja, prie tų darbų. Ja. Taigi. Nu gerai. Mes siunčiam daug knygų į Lietuvą. Pernai pasiuntėme iš 5,000 svarų. Dabar šiek tiek 7 tėžius kamera pasiuntimus 15 dėžių. Bet ar tik siunčiat, taip kaip ką reikas jums jau yra duplikatai, atklausėt jų, ko jie neturi? Daugumai klausimų. Ta knyga iš Lietuvos. Vilniaus architektūra. Didelė knyga. Tokių meno knygų rinkinių turi labai daug. Lietuvoje leistų ir čia išleistų taip pat. Turime. Gerai. Taigi, dirbu čia rūšiuoju knygas, siunčiu į Lietuvą, čia, pavyzdžiui, tokius senų knygų labai rinkinių 906 metų, 908 metų brošiūros leistas čia Amerikoje, tai jie Lietuvoje neturi kartais. Tai prašau, kad jeigu kurias jau čia turime atliekamas, kad jiems siūstumėm, tai siunčiu jiems, supakuoju į šitą. Apsirikimo komedija.
Šiandien su Apsirikimų komedija. knygų. Supakavau tokių brošiūrų, dėžutę siunčiu Martyno Mažvydo bibliotekai. Taigi, Nu, iškart. Čia jeigu bendrai, tai galima per stiklą fotografuoti. Jeigu norim, tai reikia. Nu, jeigu sunku, Žinai, reikia sunku, nuimti viską. jo, o, čia labai, čia gal per sunku jau vis dėlto. Kiek žmonių čia? O, čia rakto neįjau. labai išdėstytas labai tas. Čia raktas išimti. Nu, nieko, aš kol kas, Rūmai fotografuoju, be polarais filtro ir toks. bet čia tiek gerai, kad gali viską iškart matyti, tai žinai, tada. Tai vieną tokį padarysim perėjimą, o paskui gal prisitrauksiu aš iš arčiau. Kas čia dar jums padeda darbuotis tarp tų knygų? O jei pasidėti. Grįždau. Bet tokių darbuotojų taip jau, kad Čia ponės, Taunienė padeda kiek, bet tai senų laikraščių yra kokių nors, kur dar jau pačių seniausių čia Amerikos lietuvių leistų turit irgi čia. O pačioj ten pėdė man nesudėta yra. čia Amerikai leistų laikraščių, žurnalų, kūrinių. Bet tie seni labai, tai jie yra, kaip jūs juos... Reiktų impregnuoti. Bet laikraščius neapsimygo. Tas raktas dingo. Prašau? Tas raktas dingo, sakau. Aš nežinau, čia buvo įdėtas į kas nors išėmė. Nu nieko, aš galiu truputį vis tiek padaryti. Kai kas Kad mato, nesimatys nei biškiai atsispindi. pavadinimų knygų, nei Jo, pavadinimas kartais ir iš... Vis dar ateina. čia seniausias. Dar gaunat ir šiais laikais tokių senų? Gaunam iš kur žmonės kartais atsiunčia. Mes atsikėlėm prieš jau į pensiją. Nuo 90 metų. Už pusantros minutės. Mes gyvenam šiuo metu. Galima atidaryti ir įžūrą. Atsidarys to jūsų, ne? Atsargiai ten elektra kažkur. Bet aš nežinau, jis yra raktas yra. Radas. Rado. Kampai galėsiu išlys iš to kampo. Labai gerai, jeigu taip yra. Aš to galiu pavartyti čia. Va, kažkas datą gražiai. O čia labai sena, 18-16. Lyginti, žinai. Sena. Kitos lotyniškos, kur sakė, gal kelios lotyniškos yra. Evangelija pagal Mataušą.
Matai. Žinai, aš Įdomus tekstas. Įdomu, kaip tekstas eina. Švento Jėzus Kristaus Evangelija pagal Joną perskirimas pirmas. Iš pradžios buvo žodis, o žodis buvo pas Dievą, o Dievo buvo žodis. Matai, kaip viskas. tai gerai. O lotyniškas dar minėjęs kokias tai lotynų kalba, kur gali Mes Lietuva apie ją mokėmės. aprašyta. Čia kaip taisyk yra. 48. Lietuva pažymėta. To jau prieisim prie jo, gerai? Mes norim pirmiau knygas padaryti, gerai? Koks jos tiražas buvo? Neaišku. Nu, nemanau, kad čia buvo. Žemaičius atmeldžius, vokiečiai suok, katalikų tikėjimą. Suok. Cenzorius buvo, žiūrėk, čia viskas. Janas, čia vis yra. Čia palauk padarysiu iš tam tada. Bet čia viskas taip trupa ir vyra, kad čia žinai. Čia kaip ir paskui seka viskas. Nupirka iš Pakartok tada. iš vienuolyno žemės, Tai nupirko. paklausyk tada. Tam paklausiu paskui. Tai iš ko išsilaiko archyvas? Hagoje. Ir dar ten archyvoje. Tai yra privačių žmonių, kai kurie gal turi. Tai lituanistikos tyrimų centras turi archyvą. Pasaulio lietuvių archyvas yra irgi. O, čia tas pats veidinukas. Tai čia bus tas lotyniškas? Na, čia lietuviškas Pensilvanijoje leistas O, žurnalas Mahanoj City 889 metais. jei galite atverskit viršelį tada. Kad čia yra įdėta. Kas ir Bernas, tai čia kaip pasakėčius, ar čia kalendorius koks buvo? Užverk dabar, dabar.
Bet čia iš 900 metų. Tai aš ir tą datą noriu nufilmuoti irgi. Iš arti, kad matytųsi. Dabar dar galima parodyti iš, aš žiūrėjau iš 15 šimtmečių. O čia jau matai 16 šimtmetis. Čia Magnus Dačia Litvenija, čia yra 14 šimtmetis. Čia kaip vystosi. Tai išleista. 18 šimtmečių, 19 metais. O čia Atlantic City, no, Atlantic Express. Atlantic Express, ar ne? Atlantic Express. Jo, tai gal čia apie tą įsteigimą pašnekėt? Prie to paveikslo. Jo, teisingai. čia kur kas buvo prisimčių nelaimė. Tai gal čia pašnekėsim apie įsteigimą, taip pat prie to paveikslo gal. Prašau. Kas ir kada įsteigė Amerikos lietuvių kultūros archyvą? Prelatas Juras, bet jis tada buvo tik tai dar kunigas. 1922 metais Lawrence, Massachusetts buvo vikaru ir jis labai pergyveno, kad lietuviška medžiaga, kaip dainos, visokie drožiniai, audiniai, knygos išmetamos, mėtoma. Tai jis pradėjo rinkti. Tai savo kambarėlį jis rinko, vikaro kambarėlį, paskui jau jam net labai tilpo tenais. Tai surdus gavo daugiau ten vietos. Ir po to jis persikėlė į Brockton, Massachusetts, į vienuolyną. Ten buvo kitas seselių vienuolynas, ne šitų kaip čia. Ir jam davė ten garažus. Nu ir ten jį palaikė kiek, nežinau, laiko, bet ir joms prireikėtų garažų, tai iš ten iškraustė. Jis nusikraustė į Bostoną ir tada jis pradėjo dirbti su darbininkas, toks dienraštis ėjo Bostone. Ar darbininko toj redakcijoje jis rinko tais knygas. Nu ir ten irgi jau jam trūko vietos, tai jis paskui čia kalbėjo su seselėms, kad jam leistų pas jas Putname knygas, kur savo visokius daiktus, knygas, paveikslus kitą. Tai jam leido, bet jis irgi net nebuvo kur dėti, taip pastatė tą pirmą pastatą, kur dabar muziejus yra. Tai jo buvo pastatyta ant vienuolyno žemės, tas pastatas. Po kiek laiko, maždaug jau 80 metais, pradėjo jiems į ten trūkti vietos. Ir jam iškilo kitas klausimas, kaip toliau su tai Alka, arba kaip lietuvių kultūros, Amerikos lietuvių kultūros archyvais tvarkytis. Ieškojo globėjų. Surado Lietuvių katalikų mokslo akademiją. Tai jis pardavė tuos archyvus legaliai už $1 akademijai. Ir tada akademija nupirko žemės
gabalą, kur čia stovi tie pastatai, iš vienuolyno už $1. Ir pastatė šitą pastatą su Rusijos, kur dabar Rusija archyvai, o čia biblioteka yra. O kokia dabartinio archyvo, kiek čia visko yra dabar, dalis būtų kunigo Juro surinkta archyvinė medžiaga? Labai sunku pasakyti, kadangi yra daug jos surinkta, bet daug ateina beveik kiekvieną kartą į mėnesį, arba kartais net daugiau atsiunčia žmonės įvairių dalykų. Yra knygų ypatingai atsiunčia daug, paskui kitokių dalykų. Dabar, kai vėliavos mes matėm bažnytinės, tai parapijos, kai užsidaro, tai jos neturi kur dėti, tas vėliavos atsiunčia į archyvus. Tai čia visą laiką tie archyvai auga, didėja. Mes turim virš 150 archyvų apačioje. Vadinasi, virš 150 tai reikštų, kad apie 150 įvairių lietuviškų organizacijų, tai yra medžiaga surinkta ar kas? Yra organizacijų, parapijų, paskui yra atskirų žmonių. Tai sudaro tuos archyvus. Aiškiai, organizacijos, žmonių, privačių piliečių, sakytume, ir gal tik taip tas ir apima viską. Tai jūs renkate į archyvus ir bet kokią rašytinę medžiagą ir kokius nors daiktus, taip, organizacijoms ar asmenims priklausiusius? Mes viską renkam, bet renkam rašytinę medžiagą, tas svarbiausia yra. Ir dabar, kaip jūs matote, yra knygos. Knygos nėra archyvinė medžiaga iš tikrųjų. Jau jos išleista, jų yra daugiau išleista. Bet archyvinė medžiaga mes skaitom tą, kuri arba vienas yra laiškas vienas, arba koks nors dokumentas, organizacijų protokolai, panašiai, vėliavos, visokie medaliai, pinigai, tai yra archyvinė medžiaga. Ar čia šiame archyve galima rasti medžiagos, kurios niekur kitur Amerikoje nėra? Ar galvojat, kad panašius archyvus, mažesnius ar didesnius, turi kiekvienas miestas, kuriame gyveno daugiau lietuvių? Aš manau, kad kai kurių dalykų galima rasti, bet kitų, nesakysim, liko archyvas, tik vienas čia yra. Daktaro Vardžio, profesoriaus Vardžio archyvas čia yra. Mažiulio archyvas čia yra tik tai vienas. Daktaro Jasaičio irgi tik tai vienas. Paskui Bačkio archyvas irgi tik tai vienas. Ir daugiau yra tokių, bet kiti mažesni galbūt ir daugiau kur yra. Tai archyvus tvarkote jūs ir ar yra daugiau kas dirba šiuose archyvuose, juos rūšiuojant, suskirstant, padedant į vietą? Iš tikrųjų mes visi dirbam beveik viską. Nuo grindų šlavimo, nuo siurbliavimo, siuntėjimo knygų ir panašiai. Daug užima laiko knygų siuntimas į Lietuvą, kaip ypatingai mokykloms, organizacijoms. Dabar archyvai kaip tokie yra blogai suorganizuoti, nėra surašyti visi. Bandom dabar ant kompiuterio juos matysim sudėti. Atvažiuos šią vasarą toks ponas Donzila dirbti ant vienų archyvų. Ir mes jau suradom tokią programą, kur gana suprastinta yra ir bus galima naudoti archyvams surašyti. Bet reikia žmonių, kadangi mes neturim pinigų samdyti. Tai mes turim savanoriais verstis, o tie savanoriai, tai yra vienas žmogus dirba su savo žmona, tai jis atvažiuoja vieną kartą į savaitę, kartais vieną kartą į mėnesį. Tai aš nežinau, ant vieno archyvo dirba, tai jam gal užtruks 10 metų. O Lietuvos archyvai arba aukštosios mokyklos arba bibliotekos, ar nesidomi jūsų archyvų tiek, kad galėtų pasiųsti studentus, internus, kurie čia galėtų tvarkyti? Mes dėl to kalbėjom. Reiškia, buvo vienas iš Lietuvos archyvų, jie žadėjo atsiųsti 2 žmonės, bet jie norėjo, kad už kelionę apmokėtume ir $1000 mėnesį pragyvenimui duotume.
Ir mūsų apskaičiavimu, kad turėtų kokius 3 metus gal dirbti tie žmonės. Mes neturim tiek pinigų juos išlaikyti. Dabar iš Lietuvos archyvų. Dabar buvo pasiūlyta, kad doktoratų kandidatų istorijos srity, archyvų srity atvažiuotų dirbti, bet irgi klausimas iškyla, irgi išlaikymo, kur gyvens. Ir tas gana nemažai kainuoja, o jie nori bent 2 žmonės siūsti, nenori vieną siūsti. Tai iš ko dabar archyvas išsilaiko? Jūs minėjot, kad priklauso Lietuvių katalikų akademijai, mokslo akademijai. Archyvas renka savo aukas, iš tų išsilaiko. Dabar aukų gana smarkiai sumažėja, nes tie vyresniai lietuviai aukojo. Dabar šiek tiek pinigų yra investuota ir iš tų palūkanų arba dividends angliškai. Ir tų aukų įsilaiko iš tų. Bet mes tik galim padengti einamasias išlaidas. Yra tokių, žinoma, reikia pirkinių pirkti, pirkom naują spausdinimo, tą atšvietimo mašiną, kompiuterį reikia pataisyti, tokių visokių kitokių išlaidų yra. Paskui padėjėjim dar samdom, mokam už dieninį darbą. Tai archyvas čia įsikūręs prie vienuolijos, nors ir nepriklauso vienuolijai, tačiau vis tiek yra kažkoks kaip ir lietuviškas centras čia Putname. Ar jūs galvojate, kad ilgai jis čia dar gyvuos, ar kokia ateitis šio archyvo? Niekas nežino, kaip ilgai lietuviškos organizacijos gyvuos. Čia yra, šitoje vietoje yra Seselių nekalto prasidėjimo Seselių vienuolynas, iš kurio žemė nupirkta. Dabar čia už 1,5 mylios yra Marijonų, kur buvo didelis lietuvių centras. Ir Čikagoje yra jau kitas centras, bet čia buvo turėjau tą junior college turėjau, jie bandė perėti į pilną kolegiją, bet nepavyko, buvo tik lietuviai studentai, o dabar ne vieno lietuvių nėra. Tai mes nežinom, kaip ilgai bus. Klausimas, visi kėlė klausimą, kaip prisidės čia naujai atvykę. Jeigu prisidės naujai atvykę, tai jis laikys. Ir mes galvojam, kad visiems būtų nauda. Mes pasinaudojam tų anksčiau atvykusių lietuvių pagalbą. Ir tai visokie moralinė ir net finansinė. Ir dabar tai, kur dabar atvyksta, žinoma, daugumoje yra finansinė nepajėgus. Bet jeigu jie būtų pajėgus prisidėti, tai jiems būtų nauda ir visai lietuvybei. Mes tų archyvų kaip tokių negalim perkelti į Lietuvą. Finansiniai irgi nelabai būtų sunku perkelti. Bet legaliai mes prarandam žemę teises pagal kontraktą. Vadinasi, jeigu iškeliate archyvą, ši žemė, kurioje yra archyvas, tampa nebe jūsų. Nebe mūsų tampa ta žemė. Kieno jinai tada tampa? Kontraktą pasirašyta, kad grįžta vienuolynui. Jeigu ar iš Lietuvą iškeliam ar kur nors kitas, tai tada klausimas iškiltų su pastatais, bet normaliai čia žemės pirkėjai pastatų nemėgsta, jie savo pasistato. Jie tik tai žemės nori, tai viskas būtų prarasta. Na, reikia tikėtis, kad taip neįvyks. Gerai, aš... Ta tema, kaip sako, ta tema gvildenam trupučiuką savo pasakojime, filme. Kaip per pasaulį tirpsta, žinai. Prarasti visą archyvą, tai jau geriau prarasti tas žemės visos, negu dar archyvą. Žinai, pakol kas dar dabar galime egzistuoti, o parodysiu, kaip mano raštas parodysiu. Bet aš tokia skubrė, o paskui rašysiu iš lėto. Manęs nefilmuotų. Nenoriu. Paskui dar muziejų,
viską, bet gaunat ir iš Lietuvos, va paskutiniai žodynai, viską turit čia irgi. Susidarė, kad Lietuva nepriklausomybę gauna. Iš karto? Po Benėmis turi savo vertės, kad Lietuva kada nepriklausomybę atgavo. Tai čia, tiek ir Lietuva išlaisvino, o Lietuva visą laisvino, tai net ne. Komjaunimo tiesa, tai čia irgi kažkas tai jums atsiųsdavo, ar Žmonės gaudavo. jūs prenumeruodavo vis tik tai sovietiniais laikais? Tai prieš jūs, kad žiūrėtų kas privalus. Čia jų reiškia universitetas, čia yra ir Brako archyvas, ir vokiškas laikraštis leistų šnekėjimus. O tai Brakas Palauka, jisai surinkinėjo tautosaką, muziką? Nežinau, aš atsimenu, kad ten kažką aiškinęs dabar. Čia yra Mažiulio, kuris buvo vienas iš tų pagrindinių redaktorių Lietuvų enciklopedijos. Ta moteriškė viską išmetė į gatvę. Taip ten kaimynai surinko ir atvežė. Atvežė labai daug knygų. Mes susintėm į tai Mažvydo biblioteką ir kitokias knygas. Čia kaip įdomės, kažkokios Čia yra dėžutės. Nereikia padėti. Čia užlinkęs. Ne, tai kai čia metų metais kas nors turėtų rašyti. Bet čia tikrai reikia tada komandos iš Lietuvos. Kiek turėtų būti, kad čia... Tai žinai, komanda iš Lietuvos Tai kad nesimato jų. nesimato. Rimtais. kad gal matytųsi tenais Bačkys. Pažiūrėk, gal Bačkis iš arti gal. Jis buvo teologijos profesorius Amerikoniškio universitete. Neturiu kažkokios tai ypatingos medžiagos, bet faktas, kad tos senų tų, reiškia, turime eksponatų iš 38 metų. Aš nežinau, ar Čikagoje tokie dalykai randasi, kad turbūt grinai dėl to, kad buvo per toli gabenti iš Niujorko į Čikagą. Čia, reiškia, čia buvo mažesnis nuotolis. Tai reiškia, va, tas Vytautas, kur matėm, atsidūrė Bostone tautininkų, reiškia, organizacijos būstiniai. O dabar, kai čia, reiškia, atsidarė čia tas muziejus, tada jį čia perkelė ir jis čia, atrodo, dabar yra savo vietoj. O kada muziejus atsidarė? Jūs kalbate apie šitą specifinį muziejų. Jis buvo atidarytas, bet žinot, buvo viskas labai nemuziejiškai sudėta. Buvo šalia Šventas Kazimieras ir Smetona ir, reiškia, buvo, kaip daktaras Kriaučiūnas pats sako, aš tik tai rinkau viską ir dėjau į vieną vietą. Tai aš čia daugiau mažiau jau tą tokį didesnį galbūt skirtumą pradėjau daryti prieš 2 metus, tai atskirai biškį tautodailę, tapybą atskiriam. Žinoma, čia tie istoriniai dalykai jau įmontuoti, negalima jų judinti ir jie savo vietoj. Bet po truputį ir čia kažkaip bandom kažkur, bent, kad būtų panašus į muziejų. Tai originaliausi, jeigu lyginam jau visus išeivijos čia tos muziejus, galų galia kalbant ir apie Balzeko muziejų,
Čia šitie visi yra patys turbūt seniausi eksponatai, kas liečia tokio didumo, reiškia, eksponatus. Ir kas tai yra? Tiesiog apibūdinkit, kas tai yra. Tai čia yra istorinių įvykių tapyba. Vienas, reiškia, yra Kalpoko kūrinys, o kiti, man rodos, yra... Aš pati neseniai sužinojau, kad prezidentas Smetona turėjo brolį, kuris buvo dailininkas. Ir vienas iš tų kūrinių yra jo sukurtas. Šitie visi dalykai, kieno buvo atlikti, aš nežinau. Įspėjama, kad buktai Lietuvoje buvo paruošti ir atvežti. Kiti sako, kad, reiškia, galėjo atvykti specialistai ir čia paruošti, kadangi būtų lengviau pristatyti. Tikrų žinių nežinom. Tai žodžiu, ką čia matot visi šitam krašte ir yra visi atlikę iš, reiškia, 38 metais pasaulinė paroda, kuri buvo Niujorke, kuri čia labai netoli nuo šitos vietovės. Tai čia, žodžiu, kažkaip ir pakliuvo šičia. Ar tiesioginiai jie iš karto čia atsidūrė, ar jie tikrai buvo, kaip sako, perkelti galbūt į Bostoną ir iš Bostono paskui perkelė, kada čia pasidarė sąlygos įkurti muziejų. Bet šitie turbūt yra patys seniausi, reiškia, jau eksponatų, kas liečia lietuvišką veiklą. Turim, žinoma, dabar jau šiuo metu turim jau daug ir iš Lietuvos menininkų, kurie Lietuvoje gyvena, turim daug turbūt tai iš tautodailės dalykų, kurie jau yra atlikti dabartiniai nepriklausomai net Lietuvoje. O kaip eksponatai patenka į muziejų? Žinot, turbūt yra įvairių kelių. Dauguma, reiškia, žmonės sulaukia mano amžiaus, pradeda galvot, ar reikalingi tavo turtas, tavo turimi meno kūriniai tavo vaikam. Jeigu ne, visi atveža čia. Ir aš randu kartais tarp atvežtų, reiškia, ir meno kūrinių, ar drožinių, reiškia, būna kartais įdėtas ir elektrinis laikrodis, ir elektrinė lemputė, reiškia, vaikai, kiti nedaro skirtumo, sudeda viską, tada mes čia atskiriam. Ir paskutiniu metu nepaprastai, žinoma, daug knygų ateina, nepaprastai daug, nežinau, čia veža, aš nežinau, kaip jie spėja išgabenti taip greitai. Čia kas mėnesį išeina didžiuliai siuntiniai, reiškia, į Lietuvą. O čia muziejuje, kokie, čia minėjot, kad patys seniausi eksponatai čia yra šioje salėje, o patys vertingiausi, tarkim, tokie kiekvienos skyrelio tautodailės ar tapybos? Žinoma, tikrai būtų sunku įkainuoti tokius dalykus, kadangi, reiškia, meno kūrinių mes vertės nesiorientuojam. Buvo kalba, kad yra pinigų, reiškia, monetų, kažkeli tenai rinkinukai nedideli, tai turbūt aš manyčiau gal auksinių ar kokioj formoj. Tai galbūt, kadangi mes jų net nerodom, daktaras Kriaučiūnas sakė, kad jie egzistuoja, bet mes jų neeksponuojam. Tai gal tie būtų. O šiaip tai aš nežinau, kad klausykit, šiais laikais šita knyga, kuri reprezentuoja lietuvių istoriją, reiškia, mokėjom kažkas 100, reiškia, šiais laikais viskas. Dauguma, žinoma, vis dėlto yra suaukoti, o dabar kokia jų vertė, tai čia, reiškia, jau reikėtų turbūt specialisto, kuris, reiškia, tikrai atskirtų tuos dalykus. Mes kai ką yra drožinių, kurie kartais duplikuojasi, tai dabar per ateinančią lapkričio, Liepos 28 dieną bus Lietuvių diena, tai jūs net pažintumėt šitos vietovės. Čia yra kaip didžiulis miestas pasidaro, suvažiuoja baisiai daug, reiškia. Ir kaip dovanų mūgių, restoranai, čia seselės ir mes, reiškia, pilna žmonių būna. Tai mes kai ką, reiškia, ypatingai, kai aš čia atėjau pradėti tvarkyti muziejų, reiškia, rinkinys juostų, daleiskim, tautinių buvo visos šilkinės, kurios nesiskaito tautodailės eksponatas. Tai mes jas visas labai gražiai pardavėm ir už tos pinigus galėjome įsigyti keletą spintų, o tuo pačiu, reiškia, kadangi aš dirbau virš 20 metų tautodailės organizacijoje, per tiek metų mes pačios buvom įsigiję savo asmeniškus rinkinius, kad nereikėtų kiekvieną kartą skolintis. Tai reiškia, mes paaukojam. Reiškia, tai juostų rinkiniai, čia Verbščių rinkiniai yra visi. Mano Onos Bakanauskienės lėlių rinkinys aš irgi pati paaukoju, kadangi man nebereikalinga jau. O kas lankosi muziejuje? Žinot, nuostabiausia, kas yra, bent man taip atrodė, daug yra senųjų imigrantų vaikai, kurie net nebekalba gal lietuviškai, bet reiškia domisi savo šaknimis, ieško kažką
gal kažką suras, kas jos jungia. Čia kažkada pereitą savaitę buvo kažkoks žmogus irgi visiškai lietuviškai nekalbantis, ieškojo savo, aš nežinau, irgi ar tėvų, dabar aš neatsimenu, su jumis kalbėjo turbūt. Šaknų, reiškia, ieško vat savo, suprantat, pro giminaičių ar ką nors, apie kurios nežino, galvoja, gal čia bus kas nors palikta, reiškia, archyvuose ir suras savo šaknis, kaip mes vadinam. Domėjasi lietuvišką muziką. O, dar lietuvišką muziką. Čia mes turim nemažą rinkinį, tik čia yra užslėpta kažkur spintoj daug, reiškia, yra skaidrių, daug muzikos juostelių yra ir plokštelių turbūt neturim, pons Rygelį. Yra ir plokštelių, nu, kurių dabar nelabai išdai kaip ir pagrot. Reiškia, yra ir gaila, kad aš nežinau. O Lietuvos muziejininkai ar žino apie šią vietą, apie šį muziejų, ar lankosi čia? Nu, žinot, čia tie, kurie atvažiuoja čia rinkti medžiagos, tai susipažįsta. Čia buvo ponas Rygelis, geriau turbūt žinotų, čia Eidintas, tarp kitko, rašydamas knygą apie Lietuvos žydų, reiškia, likimą Lietuvoje, praleido čia, man rodos, visą vasarą šitose archyvose ieškojo medžiagos. Paskui, man rodos, kad Kazimieros Prunskienės brolis irgi kažkokią panašią temą apie Lietuvos žydų padėtį, reiškia, irgi čia surado daug medžiagos, kuri buvo palikta, aš nežinau, Šiauliuose gyvenančio gydytojo Josaičio žmonos, kurie ten baisiai daug paliko archyve medžiagos apie tų dienų, reiškia, žydų likimą ir kad jie gelbėjo juos ir panašiai. Dabar, kiek girdėjau, tai turi atvažiuoti Antanas Dundzila. Kokią jis medžiagą rinks, aš nežinau, bet man tik įdomu, kadangi aš kartu gimnaziją lankiau labai senais laikais ir nesu mačius jo dabar kokį turbūt 50 metų, tai bus įdomu pamatyti. Čia jam ir butelį įrengė, viską, kadangi žada ilgesnį laiką praleisti. Vadinasi, žmonės, kurie atvažiuoja čia besidomėdami, jie netgi gali čia pasilikti ilgesnį laiką, jiems net surandamas kambarys ir jie gali čia dirbti, tyrinėti. Taip, klausykit, čia sąlygos yra geros, ir čia labai ramu, niekas, reiškia, tavęs netrukdo, gali daug laiko praleisti bedirbdamas, o čia medžiagos tai yra labai apstu. O pačiam šioje dalyje, muziejuje būtent, ne archyve, ne bibliotekoje, ar yra dalykų, kurie yra būdingi tik Amerikos lietuviams, o ne bendrai lietuvių kultūrai ir istorijai? Žinot, kad galbūt, sakyčiau, galbūt vienintelis dalykas, galbūt yra iš plastikinių šiaudų padaryti šiaudinukai, kurie jau pasidarė, reiškia, grinai čia šioj pusėje Atlanto didelis išradimas, kadangi mes tautodaliai darydavos iš tų šiaudinukus labai greitai juos prarasdavom, reiškia, baisiai sunku juos išlaikyti. Bet šiaip aš abejoju, ar tikrai čia būtų kas nors tik grinai tokio amerikietiško. Bet tos visos vėliavos, galbūt, kuriomis, va, čia jūs sakot, domitės, galbūt jau, kadangi jau naujoji migracija yra jau kita, reiškia, mūsų laikų migracija po Antro pasaulinio karo, reiškia, jau, aš nežinau, aš priklausiau skautų organizacijai, būdavo vėliavos, bet, reiškia, nebūtinai jos buvo tokios labai centrinės ir pagrindinės, reiškia, atrodo, tais laikais jos nemažai kainuodavo ir iš tikrųjų jie baisiai daug įrašydavo metrikos į tą, reiškia, ir kada organizacija įsikūrus, pavadinimas ir vietovė, reiškia, ir iš karto tu gauni tam tikrą vaizdą. Dauguma tų vėliavų turbūt yra religinio pobūdžio organizacijos. Bet yra, aš mačiau, kad ir ne vien religinio, viena kita. Ir tik tai baisiai gaila, kad aš dabar bandau ieškoti, kaip jas reikia išlaikyti, kadangi jos visos yra padarytos iš tokio satino šilko. Ir kur kreipiausi, dauguma visi labai daug patarimų turi, kaip išlaikyti vilną, medvilnę, o apie tos tokias sintetinės medžiagas neturi. Ir kadangi mes čia vis dėlto neturim oro vėsinimo, tai žinot, tos medžiagos, aš pažiūrėjau, dabar mes jas keliam iš vienos vietos į kitą, žiūriu, kad yra ir pelėsių, ir viską, nu tai vat, baisiai dabar susirūpinom, kaip jas išgelbėt, kad jos nesutrunytų, nes pora vėliavų, kurios buvo padarytos iš dar plonesnio to satino, reiškia, pastebėjom, kai pradėjom tikrausit, stačiai lūžta kaip popieris, žinot, kartais senas kaip būna. Tai va čia didelis rūpestis bus, bet... O kiek muziejuje be jūsų dar dirba žmonių, jūsų pagalbininkų? Nėra. Aš irgi atvažiuoju iš Rhode Island, aš negyvenu čia, man maždaug aplink 70 mylių.
tai aš taip skiriu vieną dieną, reiškia visą dieną neišbūnu, bet vis tiek kažkas pasidarė, reiškia per 2 metus vis tiek kažkas pasidaro ir labai daug galėjau namuose atlikti, kadangi žiūrėdama tapybą, žiūriu, žinot, parašai dailininkų labai, reiškia, neaiškus, kai kur mano generacija, reiškia, mes atskiriam mūsų dailininkus iš braižo, neskaitė nei pavardės, reiškia, žmonės, kurie nežino, tai nusprendžiau daryti visų, reiškia, menininkų padariau tokį, enciklopediją beveik. Žinoma, iš enciklopedijos dariau, padidinau ir paskui prie kiekvieno paveikslo atskirai, kompiuteriai išrašytos yra, pastebėsit, pavardė ir vardas atskirai, kadangi, sakau, kiti parašai neįskaitomi. Ir prie kiekvieno paveikslo pridėjau dailininko visą biografiją. Aš manau, kad tas turėtų tikrai kažkada nors būti, žinot, pagalba. Kadangi aš ir savo vaikam, reiškia, dabar palieku meno paveikslus ir ant kiekvieno paveikslo užrašau, įdedu, priklijuoju biografiją ir gimimo metus, ir mirimo pavardę. Ir ne todėl, kad jie labai domėtųsi jų biografijom, jiem patinka jų kūryba, bet aš galvoju, vis tiek turi būti metrika. Kadangi čia aš daug, ypatingai drožinių, kurių, suprantat, kur negarsūs vardai, kur, reiškia, nežinai, kas padarė. Užrašyta, dovanojo Jonas kažkoks Petraitis, bet kas sukūrė tą kūrinį, reiškia, mano manimu, reiškia, žiūrint iš meninio taško, tas baisiai, tikrai yra tiesiog nesažininga. Bet ne viską gali atkurt, sužinot. Ir, žinot, čiagi dirbam visi senjorai. Visi laisvu laiku. Visi, reiškia, daktaras Kriaučiūnas buvo medicinos gydytojas, reiškia, kuris atseit niekad visą gyvenimą nesidomėjo nei muziejais, kaip, reiškia, vadovavimo muziejus, mėgo muziejus tik lankyti. Reiškia, vis dėlto neturim tokių jau, reiškia, kaip sako, specialių žmonių, kurie tikrai galbūt, reiškia, pastatytų muziejų ant tokių profesinių galbūt pagrindų. O kokia priežastis to neturėjimo tokių žmonių? Klausykit, lėšos. Aš sakau, ašgi dabar čia pradėjau dirbti, grįžau iš Vilniaus, vyrą palaidojus ir paskui rašau draugiam į Lietuvą, sakau, žinai, išganimas, sakau, pradėjau dirbti muziejui, sakau, veikia kaip terapija. Sako, tai turbūt nemažą algą gauni. Sakau, jokios algos nėra. Tai kaip dabar? Šitaip, kaip vyresnio amžiaus žmonės išnaudoti, sakau, kad čia mano pasirinkimas, čia mano, reiškia, bet klausykit, aš žinau, kad ir Lietuvoje nėra žmonių. Klausykit, suvežtos knygos stovi neišpakuotos. Vienintelis, kiek aš girdėjau, tai yra Mažvydo muziejus Kaune, kuris turi, reiškia, užtektinai darbo rankų ir profesionaliai tvarkomas ir ten yra tvarkoma dar kaip reikiant. Klausykit, kaip sako, užplūdom su meno kūriniais. Vieną kartą nuvažiuoju į Vilnių, sako, žinai, sakau, ar dailininkas Žeromskis dar gyvas? Sako, ne tik gyvas, bet sako, jis restauruoja savo paveikslus. Sako, kokius paveikslus? Sako, buvo sudėti paveikslai visi suvežti, žinot, ir padėti į sandėlį. Pirmas dalykas, nėra vietos, kur eksponuoti. Antras dalykas, nėra žmonių, kurie galėtų kažką. Sako, surado savo paveikslus sudėtus, žinai, kaip sako, veidą su veidu. Sako, sukybė, kai bandė atidaryti, reiškia, suplyšo. Sako, tai dabar turi laiko senukas, tai restauruoja. Sako, ką darys tie žmonės, kurie neturi laiko ir nežino, kad taip yra. Reiškia, nėra darbo jėgos. Klausykit, samdyti žmonės reikia turėti lėšų. O lėšų tokiam dalykam, nėra. Kasgi turi būti atsakingus už tokius dalykus. Tai gerai, kad yra žmonių ir visi, o kas turi laiko? Pensininkai visi turi laiko. Jūs pati žinot, Čikagoje gerai yra naujosios emigracijos daug žmonių jaunų. Aš jūs pamačiau Balzeko muziejų, tai irgi pagalvoju, kaip gerai tam Balzekui. Nes matot, aš kuo domėjausi Balzeko muziejumi ypatingai, kadangi kai aš vadovavau tautodailininkų organizacijai Bostone, mes turėjom įsigiję Onos Bakanauskienės, kuri buvo kaunietė, jos labai įspūdingus lėlių 4 rinkinius. Ypatingai darant parodas amerikiečių tarpe, jie tiesiog, žinot, kalbėdavo, nereikėdavo mum aiškinti. Tai buvo Eglė Žalčių karalienė, buvo Kupiškėnų vestuvės
Ir buvo Aukštaičių vakaronė, kur reprezentuoja visus, reiškia, lyno apdirbimo, visą, reiškia, nuo pačios pradžios, ten nuėmimo iki pat drobės išaudimo. Ir aš kažkaip pagalvoju, kad čia mes niekur neturim vietos tam, tai aš nusprendžiau patalpinti Balziako muziejų, bet pasirodo, kad jie ir neturi vietos. Nu, tai va. Žodžiu, tai už tai buvau sustojusi, paskui pamačiau jūs, pagalvoju, sakau, žinai, va, kaip gerai, kad yra žmonių, kurie jaunų, ypatingai jaunų žmonių, žinot, kurie yra daug darbingesni, veiksmingesni. Mes tai čia tokių jau lėtų tempų dirbam, bet, reiškia, nu vis tiek kažkas pasidaro, nes daug kas, reiškia, nebuvo matęs, tai visi ateina net pažįsta, sako, reiškia, oi, koks, žinai, kaip pats dirbi, nepastebi to. Tai dabar vat kovojam už erdvę, reiškia, tapybai, kadangi turim baisiai tapybos daug čia už tos spintos, tai tikrai turim daugiau negu pakabintų. Ir mano manimu, žinai, kodėl laikyti pakabintus, kad čia galėtumėm išdėstyti. O reiškia, neprasimato nei, reiškia, patalpų praplatinimo ar statybos. Vieni galvoja, gal į aukštį reikia kelt, kiti ką, bet klausykit, žinot, tokiam amžiui žmonės nėra labai. Aš ir dabar galvoju, klausykit, mano draugės juokėsi, sako, ko tu tai tą muziejų ten lakstai? Žino, kad jau čia man labai jau čia malonu dirbti. Sako, o, mes žinom, tu ten labai gerai jautiesi. Sako, aišku, kad jaučiuosi. Sako, taigi tu ten pati jauniausia. Klausykit, mūsų daktaras Kriaučiūnas, nuostabus žmogus, nekalbant apie jo asmenybę, bet atrodo, kad ponas Dievas jam ir sveikatos nepagailėjo. Jis 95 metų, jis išvažiuoja kiekvienais metais į Lietuvą ir dabar nuvažiavo. Žinoma, nuvažiavęs prie Baltijos jūros gavo plaučių uždegimą. Bet būdamas medicinos gydytojas, reiškia, greitai susivokė į ligoninę ir išsikrapštė. Ir jis greitai grįž. Mūsų kapelionas, kurį čia matėt, irgi virš 90 metų, irgi neseniai grįžo iš Lietuvos. Buvo Romoje. Reiškia, čia tokie neeiliniai sėdukai dirba visi. Sakau, gal ir man teks tą laimę. Reiškia, o ponas Rygelis irgi atrodo darbingas žmogus, o vis dėlto virš 80 metų. Ne visi žmonės, bet faktas, kad labai malonu, kad žmonės tokio amžiaus sulaukia, gali dar jaustis, kad reikalingi jie yra, kad jie gali kažką tai, nu, visuomenėje, ar kaip čia pavadinti, reiškia, kažką tai dar gero padaryti. Ir malonu, kad sekasi. Malonu, kad sekasi ir čia dar porą tokių suradom naujųjų emigrantų, kurie, žinoma, iš profesijos yra visai kitos profesijos, bet turi, atrodo, auksinės rankas jau iš prigimties. Ir va, pradėjom pirkti neužbaigtus baldus, kurie yra gerokai pigesni. Jis mum uždeda, reiškia, varniški, tai jau kalbant lietuviškai, ir mes galim įsigyti pigią kainą prieinamus dalykus, vis dėlto uždarytos spintos ir apšvietimai yra. Žodžiu, kad vat, sekasi iki šiol, reiškia, sekasi. Dabar. Gerai, tai gal ir toliau seksis. Ne, aš manau, klausykit, tai aš manau, kad visada atsiras daugiau žmonių, visada atsiranda. Nereikia 10, porą žmonių, klausykit, ir tai jau didelis dalykas yra. Sakau, aš čia atėjau, tai aš pagalvoju, Dieve, nuo kurio gal pradėti reikia, supranti. Sakau, čia ir Smetona, ir Kazimieras. Nu, kaip daktaras sako, viską rinkau ir dėjau į vieną vietą. Atskirti yra lengviau, negu su Rėgičidai. Ir dabar gaunam, bet ne tiek daug. Net taip atrodo, kad ta pati jau vyriausia generacija, žinot, turbūt jau baigia visai įsikraustyti. Tai dabar jau čia, mes jau čia, kurie dirbam, turbūt būsim sekantis. Jo. Nu ką, gerai tada. Dar gal tada. Ačiū, aš truputį pafilmuosiu. Pafilmuosim. Kas iš Bostono padovanojo. Žodžiu, kas atvažiuot nori, taip jau pagal susitarimą kažkokį reikia, ar čia yra kažkokios valandos darbo? Žinot, čia kiekvieną dieną, ponas Rygelis kiekvieną dieną būna. Reiškia, einam iš jas laikyti, čia yra Matulaičio namai, yra slaugos namai čia netoli. Čia viskas, matai, bendrai aptarnaujame toks. O kur sužinot apskritai informaciją apie kur jūs ar skelbėtės, ar koks leidinys yra, ar koks interneto puslapis? Seselės, vienuolės, kažkokį tai tokį, bet irgi ne nuolatinį darbą. Nu, matot, aš jau pasakysiu, turbūt paprasčiausias dalykas būtų paskambinti draugo redakciją. Turėtume gauti, kadangi, žinai, daro kasmetinės rekolekcijas. Tai turi, reiškia, iš tikrųjų turi kambarių. Čia galima apsistoti, galima maistą, po 2-3 mėnesius, ypatingai iš Lietuvos, kurie tik dauguma iš Lietuvos, kai visada labai laisvai. Nu ką, toks kaimas, aš jau maniau, kad čia batais netrūkdo. Bet tai turi, paskutinis dabar čia lankėsi
iš redaktorius buvo Dalingo Vizgirdos knygos. Liutkus, Viktoras Liutkus buvo. Tai jis irgi suprantate, yra kovo jau. Bet šiaip tai labai smagu, kad tiek ramu visur, žinai, nėra judėjimo. Ir čia kažkur vėl drėgmė renkasi, matai, vis tiek jie kokie tai buvo. Reikia paskui surankiosim po trupinėlį. Tai žinoma, Jo, labai. geriau jau ne taip čia mažų kartu. Nu jo, va tie visokie čia yra. Ja, tai čia matai gerai, šitą tai turim jau yra švietimą, čia man tie vyrai įtaisė. Vis tiek kažkur suprantu, turime eksponatų, vis dėlto turime eksponatų. Turime gintarų, čia aš tai savo rinkinį ten įdėjau, o čia tai buvo sunešti, sudovanoti visi ir žiūrėkit turime. Palyginus bendras vaizdas vis tiek apie gintarą išmanyti, čia jau yra klasikiniai. Šitokį panašią gintarą įsinešti, aš net nežinosiu. Tai aš įsigandau, aš labai žinau. Aš labai žinai, beveik milteliai kažkokie. Aš irgi pirmą kartą tokį daiktą mačiau. Nu, čia be abejonės Lietuvoje dalykas. Nes jau labai, ir pavyzdžiui, patiko kokios būtis. Kad dirba, kad spalva baisiai. Tokia. Nu, tai be abejonės, jeigu yra. Sako, karaliaučių dabar kūrenę su gintaru pečius jūsai. Tada dideli gabalai yra, su apaugė su tokiais maurais, arba bet jau veikia. Man tikrai gaila, kad būčiau žinojus, aš tikrai būčiau atidavus Čikagos. Aš žinau, kad jos turi muziejų Lemonte. Va tai jisai, aišku, jis prisimena visas dalis ir viską, bet... Matai, man buvo baisiai gaila, kadangi pas mane jos garaže buvo visas kviečiais uždarytas. Dieve, tu mano namuose negali susitvarkyti žmogus ten, sudėlioti visokių popierėlių ir visko, čia dabar dar... Klausyk, ne tik sudėlioti, bet dabar savo, reiškia, su vaiku reikia... Čia aš neįsivaizduoju. Jo, čia didelis darbas, o dabar... Viso gyvenimo darbas ir Jo, daugiau. tų archyvų privačių yra 146, įsivaizduoju. Ir iškart ne visi sutvarkyti. Įsivaizduoju, viską surašyti, kad galėtų prieiti lengvai. Bet baisus darbas. Kur jau čia dar surašyti, bet viskas gi sensta, yra, Nu, taip, vyra, taip, trupa, oi, čia aš ne...